Dabar parodysiu pilną instrukciją, kaip dirbti su šiuo įrankiu. Visų pirma, įtaisysime juostą. Atidarome čia ir atidarom štai taip. Užvedam juostelę čia ir uždarom. Ir dabar labai svarbu, žiūrėkit, kaip įvedam juostelę čia. Čia matote štai tokį tarpelį. Ir žiūrėkit. Vienas. 2. Dabar užlenkiam čia. Taip. Žiūrėkit. Paspaudžiam čia. Ištraukiam stūmoklį. Kabės. Dedame galiukais į viršų. Ne į apačią, bet į viršų. Į šią vietą žiūrėkit. O. Viskas, kabės įtaisytos ir mes pro šią langelį, žiūrėkit čia, galime matyti, kad kabę turime. Ir dabar jau galime dirbti. Pirmą kartą paspaudžiam lengvai, kad paimtų šitas kabliukas juostelę. Ištraukia. Ir dabar jau stipriau paspaudžiam. Viskas, turime. Dar kartą žiūrėkite. 1, 2. Viskas, darbas padarytas. Dabar parodysiu, kaip pakeisti peiliuką. Žiūrėkit, paspaudžiam šią vietą, kad peiliukas pasirodytų. Tada replėmis stipriai paimam ir ištraukiam. Viskas. Tada paimam kitą naują peiliuką. Ir žiūrėkit, kur dedam šią vietą. Ir tiesiog įstatom. Žiūrėkit, išlyginam. Viskas. Dar vienas patarimas. Laikykite įrankį sausai. Po kiekvieno darbo, ypač jeigu dirbote drėgnoje vietoje, sutepkite įrankį. Arba jeigu kartais palikote kažkur įrankį lauke, kur yra drėgna, jis truputį aprūdijęs ir jis tada stringa, nieko baisaus, tiesiog sutepkite. Gerai, šioje vietoje, štai čia, kur trinasi, čia ir čia gerai sutepkite įrankį ir jis tada tarnaus jums vėl gerai ir ilgai.